tai sėdėti jachtų ir daryti kažką, jo gal kietą ir pamatyti, bet tarsi niekas nežino, ką jis daro. Ir niekam yra neįdomu, ką jis daro, kaip jau pažiūrėsi. Tai yra toks žmogus, kuris sėdi jachtų ir turi daug babkių. O tai dabar yra belie kiek. Vidutinio milijonieriaus amžių, man atrodo, yra 56 metų. Jo, tai šiaip vidutiniškai žmonės verslai pradeda 30 kelių metų vis dar. Čia ta Instagramo realybė, dabar įsijungus reelsus ir matant tos bičius, kurie kelia to, kad jie pardinėja dažniausiai savo kursus. Nes atkreipim dėmesį, kad beveik visi, kurie kelia tokį lifestyle, jie bando tau kažką parduoti. Tai nėra, ta prasme, iš noro tiesiog pasirodyti. Vis tiek tu bando kažką prasėlinti, one way or another. Tai, ego, būk kaip aš. Tai visiškai, tai ir gal žinai blogiausia yra tai, kad labai daug jaunų žmonių tai mato kiekvieną dieną. Ir tai jauni žmonės, jie nebemato arba net nebegeba galvoti, kad egzistuoja kažkoks kitoks gyvenimas negu va toks. Ar ne, kad tarsi kaip aš galiu mokyklos nebaigęs, nebūti milijonierium, nepadaryti e-commerce verslo, nedropshippinti ten pieštukų ir ten neparduoti ir ten nedaryti po milijoną kiekvieną mėnesį. Ir tokiu atveju, jeigu jiem to nepavyksta pasiekti, jie tada labai save graužia ir atsiranda kažkokia didžiulė ego problema viduj. Ne? Kitas dalykas dar vis tiek, nei mokykla, nei kažkas to vis tiek nemoko, ar ne? Tai tada visi matai, kaip kalbam, ar ne? Pasidaro iš vis, kaip aš čia galiu dirbti kažkokį fizinį darbą, taigi čia Instagrame Hebra sėdi prie vienu žodžiu jachtų, kaip kalbėjom, kompą ten pamaigo, žinai, pakrūvė prie klaviatūros ir viskas, tai čia ir yra ta dabar bloga realybė, kurią mes turim. Tai kaip Australija, man atrodo, net dabar gybanins social media, aš gerai atsimenu, ten iki 16 metų. Neatsimenu, man rodos, kad Australija planuoja kažkaip įteisinti, ar ne, kad 16 metų nebus legalų. Čia žiūri figienas sprendimas. Tai social media, mesgi neturėjom savo laikai social medios. Labai keičia tą visą mąstymą žmogus, man atrodo. Tai yra žiauriai blogai, tai yra žiauriai prastai, visi stories ir visa kas ir taip toliau, ir tai yra tragedija. Tai realiai yra absoliuti tragedija, bet jie gyvenam kaip gyvenam ir tu gali pristaikyti arba ne. Bet ką mes galim padaryti, tai bent jau tą jaunai kartai parodyti, kad ne apie tai yra gyvenimas ir ne apie tai, kas tenai vyksta, yra gyvenimas. Tarsi yra daug gražesnių dalykų, bet tokia realybė. Man tenka pabendrauti su jaunais žmonėm, jaunais tai turiu omenyje nuo 18 iki 25. Blemba, žinai, aš kaip pasižiūriu, kad kiekviena jų idėja, verslo kažkokia, jinai prasideda dėl kažkokio ten, nežinau, Lambo, žinai, Ferrari. Noriu nusipirkti gerą mašiną, noriu, tas Porsche turi, blemba, aš čia uždirbsiu turės Porsche. To realiai kažkokio meaning behind labai didelio, apart jo ego žaidimo ir noro pasirodyti kitiems, ne to status showing, žinai, nėra. Realus founderių gyvenimas iki to Porsche, iki to Ferro, iki dar kažko, blemba, labai daug šūdo reikia praeiti.